Sveiki, bičiuliai. Aš esu Martynas Starkus ir mes pradedame dar vieną, trečiąją laidą Tikurila dažymo meistriškumo lygą. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad spaudžiate patiktukus ir šis projektas atranda vis daugiau vis didesnę auditoriją, vis daugiau žmonių pamato tai, apie ką mes čia kalbame ir tai mus ypatingai džiugina. Nesigėdykit, dar kartą dalinkitės kiek įmanoma daugiau. Darbas nesudėtingas, o apie dažus ir dažymo meną sužinos kiek įmanoma daugiau žmonių. Ir aš, aišku, sveikinuosi su pagrindiniais mūsų šios studijos broliais, idėjiniais broliais dvyniais, pasakykim taip. Tai yra Audrius ir Rokas, sveiki, džentelmenai. Sveiki. Malonu jūs matyti vėl čia ir aš jums turiu pasakyti, nežinau kaip jūs, bet aš pajutau, kad ši laida sklinda ypatingai plačiai. Vakar netgi aš ėjau į vieną iš prekybos centrų, man reikėjo nusipirkti klijų, klijai būna dažų skyriuje, bent jau tame tinkle. Ir ten atėjo keli specialistai, man ne apie dažus, ne apie klijus pradėjo pasakoti, o kalbėti apie tai, kad matėm, žiūrim, aš kart galvoju, ką čia, gal kokią kelionę matė, ne, čia kelionės, čia dažai, čia rimti dalykai. Tai mes ir apie tai pasišnekam. Jūs pajutote tai, kad ši laida jau po truputėlį sklinda? Taip, tikrai pajutau, nes tikrai draugai pažįstami, reiškia, sako, matėm, laukiam kitų serijų, tai aš tikrai pajutau. Tas pas ir su manim. Taip, apie dažus galima kalbėti daug ir įdomiai ir ilgai, tai mes pastebėjome ir prieš tai buvusiuose epizoduose. Tam, kad nepasimestume, kad nebūtų chaoso, mes ir sugalvojame, kad tam turi būti temos. Ir įdomiausia tai, kad bent jau man asmeniškai šios dienos tema absoliučiai 100% sutampa su realybė. Pavasaris, terasa, terasos baldai ir man reikia tą daryti. Aš atidėliojau metus kokius ir aš suprantu, kad likimas pas man sako, kad čia Starkau, žiūrėk, reikia pasisemžinių ir kalbėti. Mes kalbėsim šiandieną būtent apie terasas ir apie terasos sodo baldus, ar ne? Pradėkime nuo to, kad kada visą tai reikėtų pradėti? Vėlgi kalbėsiu apie save. Aš prieš 2 metus įsirengiau terasą, terasa yra pušinės lentos, pernai buvo visai nieko, jos buvo lėjuotos. Šiemet jau jaučiasi, kad 2 žiemos buvo karšta, šalta ir kad terasą reikėtų dar vieno gyvenimo, bet man vis atrodo, kad gal dar ne iki galo viskas, dar truputį yra, dar yra dažų daug, dar nedažų, dar yra daug alyvos atrodo. Ir kada priimti tą sprendimą? Laukti, kol visiškai nusinešios, ar anksčiau tą pradėti? Turbūt gal taip pasakysiu, kad būna dažnas klausimas, ar kada geriausias laikas alėjuoti, ar anksti pavasarį, ar gal vėlai rudenį. Tai turbūt alėjuoti reikėtų tada, kada mums leidžia oras. Ir aišku, kada jau turim tą tokį pribrendusi norą tą padaryti. Tai turbūt dabar turi ir orus gerus ant nosies ir norą, tai reikėtų ir imtis ir Tai geras oras yra, kas suprantu, nelyja, svarbiausias dalykas, aš tą jau lauko statybose išmokau. Kitas dalykas yra temperatūra matyti. Liepa, rugpjūčio pradžia matyti, kada jau būna tie maksimalūs karščiai. Gamta keičiasi, bet įsivaizduokim. Tai turbūt, aš nežinau, ar yra gerai, kad yra labai karšta, ar geriau toks oras kaip dabar. Geriausia turbūt, kai bus +10, +20 laipsnių temperatūra, nesaulėkaita, nebus didelio vėjo. Ir dar vieną svarbų parametrą aš visada akcentuoju drėgnumą, oro drėgnumą. Jeigu mes kritulius taip galim kažkiek taip galbūt prognozuoti pažiūrėdami debesis, arba gal geresnis būdas yra, kurį aš visada naudoju ir siūlyčiau naudoti, tai yra www.meteo.lt. Puikus, kaip sakant, Meteo.lt. Tiesiog čia ne vien tik, kai jums rūpė lėjavimas ir visiems kitiems bet kuriems visiems lauko darbams čia puikus, kaip čia šaltinis pasitikrinti, koks bus oras. Tai nėra kokios ikonėlės paspausti. Alėjavimą ir tinka dažymui. Yra pakanka, kad užsidėsit savo miestą ar vietovę ir matysit po valandžiui, koks yra tikimybė kritulių, kokia bus ta prognozuojama drėgmė oro. Čia labai svarbus parametras, kurį mes taip linkę ignoruoti. Tai turėtų būti iki 80%. Santykinis oro drėgnis. Tai toks paradoksalus tas momentas būna, kad mes turim tokių laikotarpių, ypač ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį, kai ištisom dienom, savaitėm tas drėgnumas būna virš
80 procentų. 90, 95. Nerasit valandos paros bėgyje, kad jisai nukristų žemiau. Temperatūra taip, atrodo, galėtume alijuoti, bet drėgnumas to neleistų daryti. Reikėtų palaukti. Taip, be abejo. Gal papildysiu dar truputį, tai kaip Audrius ir minėjo, tai oro temperatūra, drėgmės lygis ore, taip pat svarbu viena iš daromų klaidų, kai alijuojama tiesiai ant saulės spindulių, ant įkaitusio paviršiaus, tai čia ne tik alijuoti negalima, ir fasado dažyti nerekomenduojama ant tiesiogių saulės spindulių ir nerekomenduojama alijuoti, sakykime taip, anksti ryte ir vėlai vakare, kada rasos taškas susidaro, nes tiesiog terasa atrodys, dėmėta, negražiai. Čia kaip su žolės pjovimu. Čia tu negali anksti ir vėlai, nes tada jau drėgna žolė. Tai čia panašiai ir su alijavimu. Nors girdėjau tokių kalbų specialistai, kur nors kaime sako, šiandieną saulutė gerai ima, tai kai gerai išdžius iš karto. Tai nėra taip iš tikrųjų ir sakau, viena iš dažniausiai daromų klaidų, kad ignoruojamas yra tas reiškia pasirinkimas, kada alijuot. Apskritai, kaip ir namą dažyti Lietuvoje, pakankamai taip reikia gaudyti, kadangi, jeigu dažom patys, dažom savaitgaliais, tai ne kiekvieną savaitgalį dažom. Aš turiu laisvą savaitgalį dabar, aš atvažiavau ir man reikia sakykime, tada lyja, arba drėgmės lygis didelis. Pakankamai reikia išgaudyti, aišku, tai sudėtinga, bet... Kantrybės reikia. Taip, tokios taisyklės yra, jo. Kiek į priekį reikia maždaug žiūrėti, kad nebūtų lietaus, 2 parų? Ne, tikrai ne tiek. Priklausys nuo šiek tiek kokio to tipo aliejum dirbi. Bet paprastai ta plus serijos aliejai, pakalbėsim apie galbūt kažkiek vėliau, bet jie labai pakantus lietui. Aš pats patyriau lietų po maždaug 40 minučių, ir galvojau, kad taip jau nepasisekė. Kaip nekeista buvo 0 poveikio. Ant valti plus terasinių tų aliejų, jisai džiūna, jo džiūvimo laikai labai greiti santykiniai. Jie taip vadinami, turbūt galėtumės vadinti hibridiniai aliejai, ten vandens juose nedaug yra, bet džiūvimo laikai, toks lietimui turbūt po 1-2 jau galėtume taip atsargiai ant jų vaikščioti kojinaitėmis. Tik gal mes galime kažkokių rasti sąsajų su dažais, nes sako, jeigu labai greitai džiūna dažai, tai nėra labai gerai ir dažai turi ilgiau džiūti, o aliejai? Aliejai, tai čia vėlgi dvejopai yra. Kai greitai džiūna, iš esmės gerai tai, kad nebaisus nedidelis lietus, kaip minėjau. Tačiau vėlgi alijuojant didesnį plotą, jeigu yra įkaitusi mediena, karšta mediena labai sausa, reiškia, tai tiesiog norint to lygiai paskleisti ant paviršiaus, reikia šiek tiek sparčiau dirbti. Tai yra tos sąsajų, kad džiūvimo laikotarpis šiek tiek ilgesnis yra kaip ir gerai, norint atlikti, kad vizualiai gražiai atrodytų viskas. Gerai, oras jau mes maždaug įsiaiškinam, einam toliau, kas ypatingai aktualu. Kaip paruošti tą terasą? Užtenka ją tik tai nugremžti? Terasos yra didelis plotas, tai yra reikalų, tai ne taburetė kokia nors. Atsižvelgiam vėlgi į paviršių, koks yra paviršius, naujas paviršius, senas paviršius, ką mes darysim. Tai paprastai naujas paviršius nesukelia didesnių problemų, tai jeigu mediena yra švari, neįsiveisęs kažkoks mikroorganizmas, tai tiesiog galbūt užtenka, vėlgi, jeigu reikia, visur ta žodelis, jeigu reikia, lengvai prašlifuot ir tada alijuojam tiesiog. Tai yra paprastas procesas. Reiškia, naudojam tinkamą aliejų, tinkamus įrankius, atliekam darbą sparčiai ir kokybiškai. Reiškia, tu neturi vienodai nušlifuoti visur, viso taip. Aš gal įsiterpsiu. Vėl visada atskirkim naują terasą ir tą seną pabuvusią. Jau 2 metai jau bus jinai pabuvusi terasa. Kur jau papuvus, kaip nauja. Pabuvusi. Pagyvenusi, jau matė oro, jau tikrai matė. Pagyvenusi taip ir atsiranda, tai kur netgi sakai, kokie dar išlenda. Tai ir yra tos naujos medienos parašymui šiek tiek yra tokie nekantriam žmogui, kaip sakau, yra 2 žingsniai, kuriuos reikėtų atlikti, jeigu mes turim ką tik medieną atvažiavusią iš lentpjūvės, jinai dar visa net blizga, tai nuo tų oblių. Ir ką tie obliai dažniausiai padaro, tai jie tą medieną užkaitina ir užsvidina, tarsi užtankina tą paviršiuką. Užtankintas paviršius nenori gert aliejaus. Taip, jinai tokia, ta mediena dar įsitempus, kaip aš ją vadinu. Jie galima atpalaiduoti dvejopai ir pats geriausias tas yra 2, kaip čia žingsniukų metodas, kai mes kontroliuojamai sudrėkinam,
teptuku ar sodo purkštuvu, tik paviršių. Ta mediena gavusi vandens, jinai vėl grįžta, tarsi tą savo pirminį būvį, jinai atsipalaiduoja. Čia mes kalbam apie naują. Naują, visiškai naują. Atsipalaidavusi terasa, tokia jau ir gavusi vandens, šiek tiek pasišiaušia. Kiek laiko reikia taip leisti pasišiaušti? Tai tai čia tas sudrėkinimas ir džiovinimas valandos 2 bėgis. Tai nereikia dienos. Ne. Iš karto. Ten mes nepilam su kibiru vandens. Tai ir ta tokia šiek tiek pasišiaušusia mediena mes jau galim labai lengvai, tiesiog kaip galim pasakyti, paviršinis nuskutimas. Praeit paviršium su šlifavimo popieriumi, nuskusti tą pašiaušimą ir jinai dar šiek tiek susiraižo tas oblių lygumas. Ir tokia mediena jau geria tikrai gerai aliejų. Skirtumą galite pasidaryti patys, pasimti aliejos tą lentos gabalą taip neparuoštos ir tokiu būdu paruoštos. Ir aliejoti ir matysit, net spalva skirsis. Viena geria gerai, sodriai, taip maloniai ir gražiai, o kita gali, kaip tik tą aliejų tarsi atrodo, kad mes jį nusivalom, tą perteklių ir nesigeria. Gerai, o jeigu su ta pabuvusia truputį daryti? O su pabuvusia aš tada mėgstu tą tokį kardinalų metodą. Standartinį kardinalų metodą, kai mes imam terasom skirtus ploviklius, jisai tas ploviklis tokia padaro nedidelę magiją. Tiksliau gal 3 magijas. Vieną magiją tai jisai patirta. Tinginiams labai gerai, iškart ausis įsitempia, kur iškart vienu darbu gali 3 padaryti. Tas ploviklis padaro kelis dalykus. Mes jį užnešam, palaikom tą tirpalą 20 minučių šlapiai. Jeigu kažkur tenai gauna saulės, ta dalis išdžiūna momentaliai, mes vėl šiek tiek užnešam to ploviklio, kad būtų drėgna. Ir jisai patirpdo tuos senus aliejus, be viso to patirpdo ir nešvarumus, ten mikroorganizmus juos visus ten nužudo, tą momentui dezinfekuoja tą medieną. Ta mediena šiek tiek atbalina, jin praranda tą tokį pilkumą, tą tokį nudegintą nuo saulės. Ir tai paruošta, tai jau, kaip sakant, paviršių, nuskalaujam jau gausesnius kiekių vandens. Aš turbūt toks esu šalininkas dar ir kercherio, ar kažko panašaus. Tik tai vienas patarimas, kad tada jau naudoti su aukštu slėgiu tas specialias terasoms skirtas plovimo galvas antgalius. Jos skirtos jautriem paviršiam. Čia svarbus labai momentas, nes mes su to srove stipriai galim labai nesunkiai tą medieną pridrošti, sugadinti. Tai mes ją nuplaunam su kercheriu, duodame išdžiūt, pašlifuojam, jinai nubraukus dulkės paruošta alijavimui. Tai čia 2 būdai. Mes turim naują medieną, seną medieną. Žodžiu, keliais nereikia sušvitrinti aplink. Ne, ir bažnyčia 3 kartą. Ir galbūt nedaug kur instrukcijos rašoma, reiškia, yra tai, kad efektyviau veiktų per vieną kartą, o mes tingėsim 2 kartą tą skystį, reiškia, plovimą užnešinėti ant paviršiaus, tai galima tiesiog sudrėkinti medieną. Jeigu labai sausa sena mediena, reiškia, labai greit sugers vandenį iš paruoštos mišinio, tai tiesiog sudrėkinti vėlgi galima tiesiog sulaistyti, tuo pačiu laistytuvu praseit, kad jin būtų drėgna, tada netaip greit gers vandenį iš paruošto plovimo mišinio, mišinis veiks ilgiau ir efektyviau. Tai sudrėkinam, tada efektyviausias būdas greičiausiai sodo purkštuvu užpurškiam. Vėlgi, jeigu tikrai labai baisi mediena, ten patamsėjus, labai stipriai pažaliavus, galim netgi pašveisti specialių kieto šerio šepečių. Sakykime, tai mechaninis poveikis duoda savo pliusą. Ir po to palikti 20 minučių. Praktika rodo, kad palikus 50 minučių, valandą laiko veikia efektyviau, tai būtent tas plovimo skystis, ką ir atlieka, jisai dezinfekuoja medieną ir atbalina 2 dalykus. Ir po to, kaip Audrius jau minėjo, nuskalaujam. Tiesiog nuskalaujam ir tada laukiam kol išdžius. Švari graži mediena, be likučių seno aliejaus, tokia jau be visų to, kas tenai praeities. Tai mes taip priartėjome prie vieno turbūt iš esminių klausimų užduodamų, jūs girdite į kiekvieną dieną, kada kalbam apie alijavimą. O kaip pasirinkti alyvą? Jų yra labai daug. Kokie yra tinkamiausia? Aš suprantu, kad jūs sakysite, priklauso nuo situacijos, priklauso nuo vietos turbūt, taip, bet ar yra kažkokia formulė? Tai aliejai, sakykime, populiariausia tokios 2 rūšis, ko gero, tai yra, pavadinkim taip, tirpikliniai ir vandeniniai. Tai tirpikliniai, jie tokia klasika, senoviniai šiek tiek jau pavadinkim, ir naujos kartos. Jau yra vandeniniai ir ko gero ateityje. Pagal kvapą jos galima atskirti turbūt. Taip, pagal kvapą.
Tai... Nesiūlau pagal skonį, nereikia. Ne, pagal skonį ne. Tai visais daugeliu atžvilgių vandeniniai aliejai daugiau turi privalumų. Tai, sakykime, iš kito galo pradedant, tai įrankius galime įsiplauti vandeniu arba muiluotų vandeniu ir jie dar tarnaus ilgai. Nereikia pirkti spirito, murkdytis jame. Tarkim taip, džiūvimo laikas greitesnis, tai būtent nebaisus tas nedidelis lietus. Ten rasos taškas, kai susidaro. Tai vandeninis aliejus plus geriau saugo nuo ultravioletinio spindulių, kas tikrai aktualu atvirai terasai. Be abejo, darbo malonumas, nėra kvapo. Tai... Mano prieš kelis metus aš dažiau būtent vandeniniu pagrindu ir labai patenkintas. Tai beveik visais atvejais vanduo yra geriau, galbūt tas tradicinis klasikinis aliejus. Sklando toks mitas, šiek tiek jisai pagristas yra, kad jisai geriau yra kietmedžiui, tai tarkim maumedžiui. Maumedis labai tankus medis, vandeninis aliejus turi šiokį tokį, tirpiklinis aliejus turi privalumą, jisai šiek tiek skvarbesnis. Tai šiek tiek giliau įsigeria, bet praktika rodo, kad alijuoja ir maumedį kuo puikiausia vandeniniu aliejum ir tikrai tarnauja. Aš pats iš praktikos savo visus variantus bandau, išsibandau ir turėjau tą ir bėdą, ir patirtį maumedžio terasa. Kaip nekeista, maumedžio terasų pardavėjai retai savo dedasi maumedį. Beveik nesideda, galima pasakyti. Būtent dėl šios priežasties. Dėl maumedžio tokios savybės piktų pašinų. Su basakoja tenai bus piktas pašinas pagautas anksčiau ar vėliau, o jeigu dar yra vaikų, tai... Terasose basas su batais visą laiką nepavaikščios. Taip. Bet aš išsibandžiau ir tuos tai vadinamus vandeninius, nors Suomija jau nebevadina jų vandeniniais, turbūt jos teisingiau būtų vadinti hibridiniais ar tiesiog aliejais. Vandens juose labai nedaug. Aliejų mišinys, pigmentai, papildančios tos fungicidinės medžiagos, visą tai, iš tikro, kas lieka ant paviršiaus, o išgaruoja to vandens lašiukas, galima pasakyti. Jie neskiedžiami vandeniu. Įrankius taip išsiplausit vandeniu, bet po plovimo, jeigu plautumėt grynų vandenį, tai riebalas toksai kaip. Na taip. Taip, reikėtų dar kažkokio panaudoti šarmo muilo, karšto vandens, kas mums padėtų išplautos įrankius. Tai va tas vandeninis aliejus, aš jį pavadinčiau, jis guli kaip kilimas ant paviršiaus. Turi labai geras savybės, ta prasme, kad jisai nenušokinėja, kai būna, kad mes ištisais plotais būna tas aliejus, nuvaikšto, nušokinėja, ypač ten, kur laikosi vanduo. Puslės, kur atsiranda. Tokios ten gal puslių neturėtų atsirasti teisingai alijuojant. Čia yra tas kitas, mes prie to dar prieisime, prie neteisingo alijavimo ir teisingo alijavimo. Kas čia yra labai svarbus momentas. Gerai, tai jeigu taip maždaug čia jau aišku, kur esam, tada ir kiek kartų, kiek sluoksnių. Tai gal dar grįžtam prieš tai buvusios temos, tai ko gero dar renkantis aliejų aktualu ir spalva. Greičiausia taip. Spalva, ar tam turi įtakos? Noriu taip, tai daugelis klausinėja tikrai, labai dažnas klausimas, noriu terasa nauja, noriu bespalvio aliejaus. Gražus tas medis, šviežias, toks malonus. Ką tik iš lentpjūvės, kaip kalbėjome. Taip, dar įsitempęs truputį, bet jisai gražus. Tai dėja yra taip, kad bespalvio aliejų nėra. Nei vienas gamintojas pasaulyje nerekomenduoja bespalvių produktų lauke, pusiau skaidrių, tai yra dažyvių ar aliejų. Dėja taip yra tokia situacija. Bespalvis gali būti lakas? Lako taip pat, beje, jeigu lauke naudojam kažkokiem smulkiem daiktam, taip pat rekomenduojama jį tonuoti, nes būtent apsaugą nuo ultravioleto duoda pigmento dalelės esančios aliejuje. Čia galbūt nelabai gera analogija toks kaip akiniai nuo saulės, stiklas spalvintas, tonuotas reiškia yra, tai saugo mūsų akį. Tai, sakykime, taip pat pigmentai esantis aliejuje saugo nuo ultravioleto. Tai tikrai nėra bespalvių aliejų. Sakykime, nebent alijuojam, tarkim, baldą, kuris yra kaip ir laukia, bet jis visą laiką po stogu. Tada galbūt, kur nepatenka tiesiog ultravioletinis saulės spinduliai, tai galbūt tokiu atveju ir galima bespalvį naudoti, bet iš esmės viskas yra tonuojama. Tai grįžtant prie spalvų, tai pasirinkimas yra pakankamai didelis spalvų, yra gamykliškai tonuotis 3 spalvos aliejaus,
tiek vandeninio, tiek tirpiklinio, tai yra ruda, pilka, juoda. Aišku, tai priklauso tas galutinės spalvos, kaip mes ją matysim, tai nuo paviršiaus paruošimo, tai nuo to paties šlifavimo, nuo medienos spalvos, nuo medienos įgeriamumo. Čia nėra kaip su dažais, nusipirkai žalią spalvą, uždažiai ir gražiai ta pati žalia spalva. Čia yra tiesiog skaidri priemonė. Aš visą laiką sakau, jeigu kam sunkiai kažkaip gaunasi man išaiškinti, sakau, paimkit spalvotą stiklą ir dėkit ant įvairių paviršių. Tai jisai skirtingai atrodys. Tai aliejus taip pat, reiškia, gali skirtingai atrodyti. Tai čia ar pas jūs skirtumus, jeigu aš vienokią spalvą turėjau, nudažęs terasą prieš kelis metus, praėjo keli metai, aš nuplausiu taip, kaip jūs sakot, ir dabar šiek tiek su kitokiu tonu sugalvojau padaryti. Ar jausis, kad prieš tai buvo kažkokia kita spalva? Rekomenduojama tepti iš tikrųjų tą pačią arba labai artimą spalvą, nes gali būti margumas. Taip. Tiesiog kažkur nusidėvėjo daugiau, kažkur mažiau, gersis daugiau, gersis mažiau. Gali gautis margumas. Aišku, priklausomai nuo to, kiek kartų alyvose. Tai gerai situacija, bet netobulai. Čia tuoj sugrįšim prie kiek kartų, čia labai... Gerai, man mintis bėga daug, tai aš atleisiu. Jo, viskas ok. Tai čia antra dažniausiai daroma klaida. Tai va, tai baigiant dėl spalvų, tai jeigu iš tų 3 spalvų netinka, tai yra, tarkim, tokia paletė, pasirinkimas spalvų, yra tonuojamas aliejus. Jisai bazė yra, kaip sakoma, bespalvė. Jis yra tonuojamas, tai galima kažką reikalingo, artimo pasirinkti savo. Aš papildysiu, kad, aš mėgstu taip vadinamas paruoštas jau spalvas, patėjau į lentyną, pasiėmiau ir ten jau viduje bus aliejus kažkurios tai spalvos, rudas, pilkas arba juodas. 3 spalvos tik galimos yra ir čia aš, kaip sakau, praktiškų žmonių pasirinkimas. Po 2-3 metų, jeigu taip sumastysit perselijot, žinai, kad buvo pilkas. Iš lentynos pasiėmės bus tas pats pilkas. Nereik sugalvos, kokie ten buvo tie kodai, ar ten gal nauja kodai. Bet su kodais yra problema. Taip, o čia tas pats bus, jisai ir po 10 metų bus pilka spalva, ta pati gamykliškai gaminama. Ir dar didelį privalumą gamykloje spalvinti turi aliejai tokį, kad pigmentai čia sudėti, šiek tiek skirtingi negu tai, kad dedatės parduotuvėje. Ir šitie pigmentai tarnauja šiek tiek ilgiau. Galim sakyti, prideda metus. Iki metų prideda prie įprastų tų pigmentuotų aliejų. Čia yra toks, pliusas papildomai. Dar tas, sakau, praktiškų žmonių pasirinkimas, kad po metų 2 aš pasiėmiau iš lentynos tą patį pilką aliejų ir toliau jo atnaujinu. Jeigu nuotaikų kaita, jeigu tau staiga metai nepilki, nusprendė, tau bus kitokie metai. Tai prašom, tada rinktis galima ir kitą spalvą. Aš esu matęs, kai iš pilkos padaro baltą. Žmogus naują žmoną prasideda. Taip, bet čia tuomet visas klausimas bus paruošime. Jau paruošimas turės būti viskas nuvalyta iki švarios, gražios medienos nusivalyti. Jau turi daugiau žymiai pastangų įdėkti tam paruošimui. Šlifuoti reikės žymiai daugiau. Gerai, tai grįžkim prie tų kelių kartų. Kiek ten reikia tų kartų aliejų? Kaip be būtų keista, dažniausiai daroma vaikiška klaida, kai aliejus pamirštamas permaišyti. Tiesiog nusiperkama parduotuvėje, ypač jeigu jisai pastovi ten porą dienų ar savaitę. Logiška, aliejus pakankamai skystas yra, pigmentas sunkesnis, nusėda ant paviršiaus. Ir tepa žmogus ir gaunasi, reiškia, po to jau kuo giliau, tuo daugiau pigmento kabina ir gaunasi netolygiai spalva. Tai pirma klaida, antra klaida ir dažna labai iš tikrųjų, tai kai tepama labai daug sluoksnių ir pakankamai storai. Iš tikrųjų, tai nėra, kad kuo daugiau, tuo geriau. Gausa nėra kokybė. Šiuo atveju atvirkščiai ir jeigu medinis fasadas dažom, sakykime, dažais, tai papildomas sluoksnis bus pliusas, tai alijuojant terasas iš tikrųjų nereiktų persistengti, reiktų dengti vieną normalų sluoksnį. O kam tai reikalinga? Tiesiog tam, kad nesudarytų tokios ryškios plėvelės, kuri turėtų tendenciją luptis. Vis tiek mediena prisigaudys drėgmės. Tai pašvies saulė, papūs vėjas ir, reiškia, vanduo garuoja iš medienos. Tai jeigu bus plėvė sudaryta, tai variantas toks, kad gali ją pradėti lupti. O kai nėra plėvės, tai tiesiog vanduo išgaruoja ir mediena lieka tokia, kokia yra. Tai, sakau, nereiktų persistengti su sluoksnių kiekiais. Tiek aliejant naują terasą, tiek peraliejant jau 2 kartą, ar 3, ar 4 kartą, nereikia persistengti su sluoksnių kiekiais. Tai jeigu
žmogus vis tiek sako, bet tai gal geriau, tai galbūt iš tikrųjų daugiau dėmesio kreipti į paviršiaus paruošimą. Tai yra į būtent plovimą, pašlifavimą ir panašius dalykus. Tai tiek. Aš iš praktikos naudoju kiek kitą būdą. Pirmą kartą tą naują gražią medieną visada alijuočiau 2 kartus. Jinai dar mažai geria į save to aliejaus, alijuočiau 2 taupiais sluoksniais, nusivalydamas perteklių, kad, ten tokia atrodytų taupaus žmogaus darbas, bet 2 sluoksniukai. O atnaujinant jau visai kitokia dainelė ir tada tikrai pakaks 1 karto. Ta mediena pati iš savęs bus įgerianti tiek, kad kartais nustembi, kiek gali gerinėti ta sena mediena. Gavusi saulės, išporėjusi. Taip jeigu tai palygintume nauja mediena, tai kartais su litru mes drąsiai galėtume padaryti 12-15 kvadratų iš tą litrą, kaip sakant, išklot. Su sena mediena, su litru būna tokių atvejų, kai padarai 5 tik tai kvadratus. O kartais ir dar mažiau. O jeigu dar turi tokių atvejų su tokiam, dabar žmonės, kaip nekeista, daug naudoja ir ne tai, kad daug, bet susiduria ir pjautinės medienos. Neobliuotos, o pjautinės. Tokia kur kas grubesnė. Tai jinai geria jau tikrai labai daug. Bet tada ir didesnė tikimybė rakštį įsivaryti. Jeigu tai yra pušis eglė, tai tenai tokia, kaip čia, taip, vis tiek turi šiek tiek kosmetiškai pašlifuotos didžiausius, kaip čia, pašinų darinius, kuri kaip taip pat. Bet ten gertų jau turbūt su litru padarytume tik tai kelis kvadratus. Toksai... Čia žinot, tas žmogus, vis tiek, žmogui natūraliai gaunas, jis pasiėmė, jis turi tą dėžutę. Sunaudoti reikia. Bet taip liuoju, velnė, čia tiek dar liko, dar, kažkaip. Dar. Taip, čia viena iš tokių daugiau sluoksnių ir būna 2-3 riebus sluoksniai, nenusivalant pertekliaus ir sako, mano terasa nedžiūna, lipni. Kažkoks vabzdys apsigyvenęs sluoksniuose ten dar. Taip. Ir jinai tarnauja. Pats aliejus tarnauja kur kas blogiau, nes jisai gaunas kaip plėvė, kaip dangtis, kurį einant į drėgmė iš medžio atkelia. Atkelia tiesiog gabalais. Žodžiu, reikia išmintingai. O pačiai medienai toks variantas irgi yra labai blogas. Kai mediena uždaryta per tą, kaip čia, jinai per apačią mažai tenai tie garai eina žymint. Kažkiek tai kvepuoja, bet jos visas būna kvepavimas, džiuvimas per viršų. Tai kai mes turim mėnesiais tą drėgną sezoną, ta mediena prisigeria tos drėgmės, į vidų jinai prieina, patenka. Tik tai saulutė pašvietė, per tą plonytį sluoksnį aliejaus ta drėgmė visą pabėga. Ir atvirkščiai. Tai kuo daugiau mes pakenkiam ir medienai, ir aliejus nesilaiko. O čia reiktų, vėlgi atskirti. Mes kalbam apie horizontalų paviršių, ant kurio gali būti ir sniegas stovėti, ir jeigu neteisingai terasa sudėta, ir lietaus balutės būti. Tai pasakysiu, irgi dažnai daroma elementari klaida, kai mes su gulščiuko susidedam terasą. Iš tikrųjų, kai mes sudedam terasą, turėtų būti net matomas nuolydis. Arba pačios lentosios, kai kada būna su tokiu įdupimu ir tu žiūri jau ten vienoje vietoje kažkaip jau ten ne tik papuvę, bet ir papuvę jau ten, nes ten tiesiog tas vanduo gręžt reikia kažkaip. Drenažą daryti dirbtinį. Visada tai pasiėmęs lentą matysi, kurią pusę jinai liesis. Ar jinai liesis laivelis į viršų, ar jinai liesis į apačią. Ir čia turėtų pats, kaip čia, susukioti tas lentas, jeigu jos yra tokios kaip čia. Gal čia kita tema. Judėkim prie įrankių. Įrankis visuomet yra labai svarbu. Priemonių mes turim įrankis, teptukas, įrankis kempinė būna. Vėlgi, kokį priimti sprendimą? Kombinuot, kaip elgtis? Tai galima kombinuot, bet galbūt, sakykime, kalbant apie įrankius, tai buvo operatorius atvažiavęs pas mus į mokymų centrą, tai šiek tiek pafilmavom, tai galbūt pasižiūrėsim, aš trumpai pakomentuosiu, kas yra rodoma ekrane ir galbūt bus aiškiau susigaudyti ne vien pasakojant, bet ir matant vaizdą. Žinoma. Taip, tai įrankiai aliejai, čia jų yra daug, bet tai, kas yra matoma, galbūt ne visą laiką visko ir reikia turėti. Tiesiog yra tiek teptukai, tiek padeliai specialūs alijavimui. Čia įrankis yra, kuris su šlifavimo popierium užsideda, tai čia kaip Audrius pasako, jeigu yra labai didelė įtampa, galima lengvai pašlifuoti. Nereikia įsirėžus ten spaust, tiesiog lengvai pašlifuojam.
čia daugiafunkcinis įrankis, po to, žinoma, nuvalom šlifavimo dulkes ar su šepečiu, galim su siurbliu nusiurbti, kaip gaunasi. Įrankis daugiafunkcinis, dedasi padelis ant to paties įrankio, padelis specialus alijavimui. Tai pamirkom į vonelę ir nusausinam būtent nebraukdami kaip voliuką, o paspausdami. Ir alijuot pradedam ne nuo paties krašto, o pasiliekam šiek tiek vietos manevrui ir alijuojam vieną ar kelias lentas per visą ilgį, kad nebūtų sudūrimai matomi. Alijavimas su padeliu yra labai lengvas, galim keisti tiesiog paties padelio padėtį, jeigu reikia siauresnės vietas alijuoti. Ir padelis būtent atlieka tą gerą funkciją, mes uždedam aliejų ir tuo pat metu nuėmam jo perteklių. Jeigu per daug aliejaus, stumiam jį tolin, tai padelis alijavimo labai palengvina darbą, jeigu lentos ypač yra lygios, nebanguotos, nes kartais terasa gali būti banguotos lentos, tai banguotom lentom, aišku, taikysim jau galbūt kitas įrankis patogesnis. Tai padelis iš tikrųjų yra, kaip sakyt, malonumas. Pats paruošimas galbūt toks mažiau malonus darbas, alijuojam greitai ir kokybiškai. Tai tikrai žmonės, kurie yra išbandę padelio, jau kitaip nealijuoja ir, kaip matot, nereikia keliais eit. Kitas įrankis yra tiesiog vėlgi ant teleskopinio koto dedam teptuką, platesnį teptuką, reiškia, teptukas taip pat sintetinio plauko, ypač tai aktualu, jeigu lenta yra ta nelygi tokia banguota, rifliuota kartais vadinama. Ir su teptuku taip pat patogu dirbti, kai jis yra ant teleskopinio koto, nereikia kelią išliaužiot, darbas yra spartus. Alijavimo principas yra lygiai toks pat, tai imam vieną ar dvi lentas ir alijuojam nuo pradžios iki pabaigos. Tai va, tai su teptuku lygiai taip pat pasieksim gerą rezultatą ir pakankamai sparčiai, jeigu tinkami įrankiai ir daugmaž nusimanom, kaip tai tept. Pats procesas tikrai nėra sudėtingas. Tai yra spartus, greitas procesas. Tai va, tai dar kartą pasakysiu, kad geras įrankis tikrai mums ir pagreitina visą ir paspartina ir taip pat, reiškia, gaunam gerą rezultatą. Nesvarbu, ar alijuosim seną terasą ar naujas lentas, tai gausim taip pat gerą rezultatą. Taip pat, aišku, pasirenkant tą patį teptuką, labai aktualu yra plotis. Tai optimalus variantas, ar dažysim medinį fasadą, čia kaip matom video, ar alijuosim terasą, tai teptukai ne per siaurą, ne per platų, nes bus sunku manevruoti, imti. Idealu, kai teptuko plotis atitinka lentos plotį. Tai tokiu atveju alijavimas ar dažymas bus greitas ir gausim gerą rezultatą. Čia tiesiog parodoma, kaip miksuotas būdas, galima tą patį fasadą dažyti. Tai yra tepamas, galima viską dažyti teptuku, lenktų teptuku, reiškia ergonomiškų, mūsų ranka nepatiria kažkokių tai įtampų. Labai kruopščiai tiek alijuojant, tiek dažant apdorot lentų galus, nes didžioji drėgmės dalis eina būtent per šitas vietas. Ir taip pat dažant, sakykime, medinį namą ar tvorą. Labai pravartus būdas yra toks miksavimas įrankių, tai yra imamas ilgo šerio volelis, pakankamai siauras, vėlgi pagal lentos plotį geriausia. Su juo greitai yra paskleidžiamas dažas ant paviršiaus ir po to su teptuku, taip pat uždėjus jį ant teleskopinio koto, yra tiesiog dažas įterpiamas į tarpelius ir nubraukiamas, kad gautųsi gražus toks reljefas, suteikiamas grožis. Tai va, tai toks trumpas intro. Manau, čia Rokas labai išsamei atsakė, ar Audriau, tu pridurtum ką nors? Turbūt, kad pridurčiau tik vieną dar, ką aš naudoju ir labai mėgstu naudoti mažom plokštumėlėm baldui, stalviršiui, ten kvadratas, gal pusantro, gal 2 kvadratai ten to alijavimo. Aš labai mėgstu taip vadinamą alijavimo, dažymo pagalvėlę. Jinai skirta atėjus iš visai kitos sferos, skirta pridažyti dažam, prie durų, prie langų, su ratukais tokia. Daugybė šerelių
eina per vieną tą, kaip čia pasakyti, centimetrą tos medienos. Ir jisai labai gražiai tolygiai gali paskirstyti, ar tai bus aliejus, ar tai bus dažyvė, ar kažkoks kitas skystas produktas, tokio vandens konsistencijos. Tai aš naudočiau, tankiai naudoju šitą. Ir mažesniem terasom kvadrato 2, 3, net ir 4 kvadratinių metrų jisai puikiai pasiteisina. Taip ir vadinama dažymo pagalvėlė iš Anzos. Superinis įrankis, kurį aš kam taip skeptikui kokiam duodu pabandyti, pasižiūri, tuok. Ir paskui, žinokit, grįžta jie, sako, gerai, aliejus. Šitas reikia daug skeptikų, suprantat, čia tas dažymas yra... Čia reikia patikrinti. Jo, nes aš suprantu, kad ir jūs susidurėt su tuo, kad nieks taip nedaro, iš kur ištraukėt, taigi taip nebūna. Tai žmonės, jie pripranta prie senesnių dalykų, prie tradicijų. Mano senelis taip darė, tėvas darė ir aš taip darysiu, neaiškinkit, nekniskit man protą. Taip, su pagalvėlėm ratukų ant ratukų. Taip. Apart, bet kaip Audrius minėjo, reiškia teptuko, pagalvėlių įvairių alijavimo. Tai toks liaudiškas metodas yra, tarkim, susiklostė tokia situacija, kažkur sodyboje turit aliejaus ir neturit, tinkamo įrankio, neturit ką daryti. Tai dažniausiai tikrai rasit indų plovimo kempinėlę, paraloninę. Tai ten būna ta šiurkštesnė pusė ir švelnesnė. Tai su ta švelnesnė pusė, jeigu tai yra nedidelis baldas, nedidelis plotas, tikrai pakankamai puikiai galima alijuoti, ją naudoti alijavimui. Tik paskui indų neplauta. Po to indų neplauta, aišku, jau vienkartinė jau klausimas, ar jie apskritai apsimoka plauti. Bet žmogus sakys, kartą tik panaudota. Taip. Tai toks vienkartinis, reiškia, panaudojimas, bet tikrai pakankamai aš pats alijuoju, jeigu tai yra nedidelis kažkoks tai baldas, reiškia, ten ar kėdutė, ar spintelė, tai man viskas gerai gaunasi ir su ta indų plovimo kempinėlė. Puiku, kaip tik Audrius įlindo į tą ankstesnę teritoriją, apie kurią kalbėjomės praeitose laidose apie dažymą ir aš pagalvojau, jūs kada kalbėjote apie dažymą, apie grindų dažymą, irgi akcentavote, kad grindų dažai šiuolaikiniai, jie yra tokie irgi atsparus ultravioletiniams spinduliams. Ar mes galėtume namams skirtus dažus, grindų dažus naudoti terasoms? Ar alijavimas ir Ne, tai irgi dažnai būna klausimas, reiškia, sena terasa, noriu ją uždažyti dažais. Arba liko dažų nuo ten, tai išmest gaila, ką daryti. Arba noriu, kad terasa labai blizgėtų. Taip, skambina susitart su jumis, žinot, kaip susitart, nes, kaip nors, kad tik pasakytume taip. Taip pasakysiu, kad čia yra sandoris 2-3 metam. Taip, kur anekdotą, aš atsiminate, daktarė, ar galima rūkyti? Ne, duoda 10 eurų, tai daktaras sako, gerai, rūkykit. Tas jau tas atgyvenęs, bet susitart nori. Ir vėlgi, lygiai tas pats principas, mes uždedam su dažais, mes uždedam plėvę, dangtį, kuri nebedžiūna tą medieną. Aš esu matęs tikrai kaip sprendimą prie baseinų mediena eina tokia daug gauna vandens nuo tų šlapių kojų, papildomai net ir tas saulėtas diena ten būna visą drėgną. Ir gražiai nebenuolijuosi jos. Jis jau antie pavargus tą medieną ir jam tas žmogus nori tik tai konservuoti kuriam laikui. Tai jie nudažo su fasadiniais dažais, skirtais lauko mediniams fasadams. Ir iš principo jinai atrodys gražiai taip metus, galbūt 1,5, gal 2, jeigu mes kalbam apie kokią pušę eglę, kuri linkus į trūnijimą medieną taip uždaryta. Ir po to mes turbūt su pirštu galėsim besti ten, kur lentos 2 eina ir ten bus košė. Ten bus mediena ištrūnijusi. Taip, mes galėtume sakyti, kad tai nebūtų tobulas sprendimas. Tai būtų labai Trumpa laimė. Tai mes čia taip kalbam apie tokias klaidas, kurios pasitaiko, apie kad daugybė sluoksnių aliejaus yra negerai, kad dažai irgi nėra gerai. Dar gal yra kažkokių dalykų, kurie yra, kuriuos galima vadinti klaidom? Ar tai klaida, ar tai patirtis labiau. Dabar pas mus dizainė labai ta juoda spalva. Kaip jinai gražiai atrodo, deri prie visų mūsų juodų sienų, lubų ir stogų ar tvorų. Bet ta juoda spalva, jinai labai, ką daro? Blunka. Ne, jinai ir kažkiek, aišku, blunka laikui bėgant, bet jinai tarnauja panašiai kaip ir pilka arba ruda, bet ant jos saulėtą dieną nepastovėsi. Karšta, taip. Čia kodėl
Arabų šalyse, Centrinėje Azijoje, kur nors renkasi daugiau baltas mašinas šeikai, nes tai juoda tiesiog prikaista. O pas mus atvirkščiai baltų nelabai mėgsta. Jo, ir juoda spalva dar turi minusą, kad labai žiauriai matosi dulkės visos ir smėlis. Jeigu ant pilkos ar rudos, tai netaip akivaizdu, tai ant juodos labai labai greitai ir viskas matysis, tiek dulkės, tiek smėlis. Tai tiesiog nėra praktiška. Gražu, jeigu šluosim dažnai, tai viskas prižiūrėsim. Tai tebūnie yra tų juodų terasų ir tikrai pakankamai, vėlgi, jeigu toks dizainas gerai komponuojasi į visą bendrą erdvę, jeigu ypač terasa yra šalia namo, sujungta su namu, kas dažnai yra, tai gerai, ta juoda terasa, tik tiesiog reikia žinot, kad tankiau teks pasišluoti. Rinkdamiesi juodą spalvą, jūs tiesiog turite suprasti, kad ir darbo nepamažės aplink namus. Tuomet, nežinau, mes daug aptarėm, vienas dar klausimas, kuris likęs gal kur irgi tinkama šiai temai, jeigu yra terasa, sodo baldai, apie baldus mes mažiau kalbėjome, tai principiniai dalykai tinkami tie patys, pavyzdžiui, ar galima teraso aliejais alijuoti ir baldus? Taip, tai taip ir rašosi dažnai ant to paties aliejaus, kad tai yra aliejus terasom ir lauko baldam. Tai iš tikrųjų principas yra tas pats tiek paruošime, tiek alijavime, tik tai, vėlgi, baldą alijuojant, tai sakau, šiek tiek ir daugiau įrankių, nes tinka tą patį kempinėlę indam plaut. Vėlgi aš jos neakcentuoju, tiesiog, galima ir taip daryti. Reiškia, o pats paruošimas principinis yra tas pats. Žinoma, jeigu tai yra, sakykime, stalviršis kažkoks, tai galbūt galim ir tą antrą sluoksnį uždėti drąsiau, jeigu tai ypač nestorų lentų kažkokių tai stalviršis galim pamėginti netgi papoliruoti. Reiškia, išdžiūvus pilnai aliejum, tiesiog su vailoku, sakykime, užsidėjus, tarkim, ant ekscentrinio šlifuoklio, šiek tiek persibraukti, papoliruoti, reiškia, kad įgautų tą tokį šilkinį blizgesiuką, kas vėlgi yra gražu, jeigu taip galima pasakyti. Tai daugiau tie aliejai tie patys, jie nieko ten labai nesiskiria iš tikrųjų. Aš tik apie dar tokius du nedidelius skirtumus. Skiriasi sušlifavimas, kokį mes raudosim rūpumą popieriaus. Tai jeigu mes kalbame apie grindis, terasinės lentas, tai tenai mes tikrai apsiribokim tą taip vadinamais P80, P100, P120 rūpumų. Mums nereikia nusismulkinti. Bet kai mes stambesnis turėtų būti. Taip, stambesnis jisai. Bet kai mes kalbam apie baldą, arba tokį paviršių, kurio ten sėdim, liečiamės, pasidedam alkūnės, toksai jau mes norėtume tokio. Rokas turbūt automatiškai, kai apie poliravimą kalba, tai švelnesnė priežiūra, jeigu kėdė, tai drabužiai ir tavo kūnas dažnai sėdintis ten pats nupoliruos laikui bėgant. Bet mums jau tokio pradinio norisi, to tokio iš karto. Jaukumo. Tai ten reikėtų jau baigti šlifuoti su P150, P180, kai kuriais atvejais ir dar smulkesniu. Ir dar vienas toks principinis dažnas skirtumas, kad baldai dažniausiai būna kietmedžio. Kažkoks uosis, ąžuolas, tikas, ten dar kažkas. Tai. Kai terasos būna mūsų minkštos medienos. Tai minkšta mediena dažnai būna, pušis eglėm, tas maumedis toks nei minkštas, nei kietas. Sakingos. Vienokie šiek tiek tvarkymosi metodai, o jau koksai ąžuolinis stalas, jisai ko turi daug? Jisai turi daug tų tai vadinamų dažančių medžiagų, taninų, pati mediena iš savęs turi rūgšties. Tai tą visą baldą reikėtų, kaip anglai turi, angliškas tas žodis labai geras, weathering, palikti saulei ir lietui, kaip čia, paglostyti, kad juos išplautų tas dažančias medžiagas nuo paviršiaus, saulė kažkiek tai irgi tą medieną pramintų ir tas turėtų porą mėnesių. Tikrai medienai nieko neatsitiks per tiek laiko, bet jinai jau nuo tų dažančių medžiagų, nuo lietaus bus išplauta. Porą mėnesių turėtų tiesiog būti pabūti, neskubėti. O tada klausimas mano, o ką daryti su mediena, kuri liečiasi su maistu, pavyzdžiui, pjaustimo lentelės. Dabar mane galvo šovo, mes gavom iš vieno bičiulio pjaustimo lentelių, ąžuolinių, labai gražios, ir reikėtų jas alijuoti. Yra specialus kažkoks aliejus maisto, būtent tokiam dažniausiai dalykui. Tai yra taip, tai yra gali būti specialūs aliejai,
Jie pasižymi tuo, kad yra grinai, na, jos iš principo būtų galima dėti į salotas ir valgyti ir panašiai. Turbūt, papasakai daugiau apie skonis. Ja, tai jų pagrindinis, toks kaip čia pasakyti, ypatybė tų aliejų, kad jie yra kietėjantis nuo deguonies. Tai gal galima alijuoti tiesiog alyvuogių aliejum. Alyvuogių aliejus nėra kietėjantis arba tik iš dalies kietėjantis. Jis jums liks visą laiką toksai lipnumas. Taip. Jums reikia čia šiuo atveju naudojami kartais ir tie patys linų sėmenų aliejai arba jų mišiniai, naudojami dagių aliejai, iš jų irgi ten galima ir prispausti, aguonų sėklų aliejai naudojami arba jų mišiniai. Tai geriausiai veiktų ten kažkoks tai tas natūralių aliejų mišinys, tai Korila irgi tokį turi aliejų, jis jau ir bus skirtas sąlyčiui su maistu. Šiuo atveju mes ten dėsim kažką apjausysim, viskas maišysis, sultis ir tą reiktų pakartoti. tą tokį procesą, na vis tiek mes ją paskui karts nuo karto nuplaunam su karštu vandeniu ar kažkaip panašiai, na vis tiek gauna jis to ir vandens poveikio. Tai, na, matom, kad jau tas medis kaip čia atsidengia mum ir vėl perlėjom plonyčius sluoksnius. Tai man naujiena, kad Korila irgi turi būtent tokiems paviršiams skirtą. Jo, tik tai ten nėra to, kad metus ar 3 metus neliejuojam, tai tiesiog pagal poreikį. Pasižiūrim. Šokau į šalį, nežinau, bet... Pasižiūrim, reikia, peralijuojam ir kaip sakyt, viską ir aišku, indaplovę nededam, tokių paprastai. Ir dar būna, dažnai gaunu klausimą, o kogi tuos leptelius mum alijuoti, na tie, kurie virš vandens. Tai daugumoje įprasti aliejai, kuriuos mes naudojam terasom, jie netiks alijuoti virš vandens telkinių dėl to pačios priežasties, kad pavojus yra, kad mes ten įpilsim į vandens telkinius, jie kenkia. Ilgalaikis jų poveikis vandens, ten augmenijai ir gyvūnijai yra toks mirtinas, turbūt galima pasakyti. Suomiai turi specialią aliejų seriją terasoms, liepteliams virš vandens. Na, filtukas, lieptelis ar kažkas panašau. Jeigu jisai ir išsipils kažkur tai į tą vandenį, na, aliejus, jisai tenai bus aliejų mišinys, bet tų papildomų didelių fungicidų, galbūt tai būtų galima prognozuoti, kad jisai tarnaus kažkiek blogiau, tas aliejus. Bet, na, turiu omeny, kad mums atnaujinti reikės dažniau negu į tuos įprastus terasinius aliejus, piktesnius. Taip, kaip čia pasakyčiau. Jis įsega ilgiau laiko. Taip, bet iš kitos pusės mes visai kitokį turim tą santykį su gamta. Vėl laikas bėga labai greitai, įdomi tema ir kaip tik Audrius užvedė ant minties kitą laidą padaryti apie drėgnų aplinkų dažus, vonios, pirtis ir manau, kad mes taip pat turėsime pakankamai daug kalbos kitoje laidoje. Aš dėkoju visiems, kurie žiūri, kurie stebi, kurie mato mūsų laidą Dažymo meistriškumo lygą ir kviečiu taip pat paspausti patinka, pasidalinti šią informaciją su kitais žmonėmis, pakviesti žiūrėti. Mes grįšime kitoje laidoje, kaip minėjau, kalbėdami apie vonios kambarius, apie pirtis. Mūsų pagrindiniai ekspertai yra Rokas ir Audrius. Ačiū visiems, susitiksime labai greitai. Iki. Iki.